Labą dieną, taigi penktadienis ir mes mokinsimės šiandien įvestis, kaip trečiadienį ir minėjau. Kas tai yra įvestis? Išvestis tai yra, ką kompas mums parodo. Mes kažką įrašom ir, kaip mes įrašom, mes realiai neįrašom, mes suprogramuojam kažką ir kompas mums tai rodo. O įvestis yra būtent tai, ką mes įrašysim. Tai yra, kompas mūsų kažko paprašys ir mes toje programėlėje, tam CMD, kažką įrašysime. Ir aišku, kad tai nebūtų tiesiog įrašymas ir to įrašymo atvaizdavimas, galėsim kažką pabandyti įdomesnio, pavyzdžiui, pažaisti su kintamaisiais, sakykime, padarysime sudėties programą. Kas tai per velnias, tuoj pamatysite. Gerai, kadangi mes žinome duomenų tipus ir žinome, kaip atrodo kintamieji, mes galime kažką pabandyti sukurti įdomesnio. Taigi, mums reikės 3 kintamųjų. Taip, 3 kintamieji. Visi bus integer tipo, taigi kintamasis, sakykime, x bus lygų 15, kintamasis y bus lygų 25, na ir kintamasis z bus lygų x plus y. Kas čia dabar atsitiko? Na, mes galime iš karto siautą pasirašyti ir siautas bus z. Taip, dabar viską paaiškinsiu. Na, iš pradžių parodysiu, kaip viskas atrodo. 40. Dabar, ką reiškia tas 40, jeigu mes tiek daug prirašėm? Esmė dabar tame. Jeigu, sakykime, mūsų x yra lygus 15, tai automatiškai mūsų x tampa 15. Jeigu mūsų y reikšmė yra 25, tai mūsų y ir tampa 25. Dabar, ką reiškia z? Z tampa x ir y sudėtimi. Taigi 15 plus 25 yra 40, ar ne? Ir būtent z tampa 40 skaičiumi, nes būtent z yra lygus sudėčiai šitų dviejų kintamųjų. Ir mes paprasčiausiai paprašome atvaizduoti z, tai mums ir atvaizduoja skaičių 40. Na, čia labai paprasta, čia viskas aišku, o dabar parodysiu įvesti. Nebe išvesti, bet įvesti. Tai reiškia, ką mes duosim, ką mes įvesim kompui. Taigi, mes dabar buvom prisiskyrę reikšmės, bet mes galime susikurti kintamosius ir nepriskirdami jokių reikšmių. Tai atrodo taip. Integer x, mes jam nieko nepriskirsime. Integer y, lygiai taip pat nieko nepriskirsime. Turėkite omeny, kad bet kada, bet kokioje vietoje mes tą x, pavyzdžiui, tam x galime priskirti kažkokią reikšmę. Ne iš karto, o galima ir vėliau. Bet dabar noriu parodyti dar vieną dalykėlį. Vėlgi padarysim tą pačią sudėtį. Tai bus z lygu x plus y. Dabar parašome cout z ir ką mes gausim? Mes gausim, man atrodo, iš vis nieko negausim. Arba gausim kažkokią nesąmonę, visišką nesąmonę, nes... Kodėl nesąmonė? Todėl, kad mes x reikšmės neturim, lygiai taip pat kaip ir y. Ir z yra x ir y sudėtis, bet kadangi mes reikšmių nepriskyrėme, tai z sudurniuoja ir parodo kažkokį tai idiotišką skaičių. Kaip dabar viskas turėtų atrodyti? Pirmiausia, siautę mums reikia parašyti taip. Įveskite pirmąjį skaičių. Tai reiškia, kad mums kompiuteris atvaizduos šitą būtent užrašą. Dabar yra įvestis. Mes ką tik parašėm išvesti, telefonas tylėk, o dabar įvesim įvesti. Kaip dabar tas įvestis atrodo? Įvestis atrodo lygiai taip pat. Atsimenate apie išvestį, kai šnekėjau? Computer auto. Tai reiškia, kad kompiuteris mums parodo.
bet įvestis yra computer in. Tai reiškia, kad kompiuteris pasiims savo kažką. Nebe mums rodys, o pasiims savo. Ir sutrumpinus tai atrodys tai va, sin arba sin. Nežinau, kaip jums geriau. Ir nedarykite klaidos. Coutas yra rašomas šitaip. Inas yra rašomas atvirkščiai į kitą pusę. Ir čia reiškia, ką kompas pasiims. Ką kompas pasiims. Kompas pasiims mūsų kažkokį tai kintamai, tai tebūnė y. Ir tai reiškia, kad įvesite pirmąjį skaičių ir kokį mes skaičių beįvesim, jis įgaus x reikšmę. Tai prasme, x įgaus jo reikšmę, atsiprašau. Tai reiškia, jeigu mes įvesime 15, automatiškai mūsų x taps skaičiumi 15. Na, galime pasibandyti. Mums reikia dar vieną skaičių, ar ne? Tai sakykime, coutas. Įveskite antrąjį skaičių ir sinas bus y, ar ne? Tai reiškia, mes įvesime x reikšmę, mes įvesime y reikšmę ir kad gautumėm atsakymą, kad gautumėm paskutinį eilutę, mums reikia atvaizduoti z. Tai reikia padaryti tiesiog taip. Na štai. Ir pagal viską mano telefonas turėtų tylėti, kai aš kažką mokinu jūs. Pagal viską mes turėtumėm dabar matyti būtent sudėti mūsų įvestų reikšmių x ir y. Galime pabandyti. Aišku, būtų labai aktualu dasirašyti naują eilutę po kiekvieno šito. Na, man atrodo, bus daug gražiau. Galima pasileisti ir pasižiūrėti, kas gavosi. Taigi, įveskite pirmąjį skaičių. Gerai, įvedame tą patį. Koks ten buvo? 15, berods, ar ne? Spaudžiam Enter ir prašo įveskite antrąjį skaičių. Na, antrąjį skaičių įvedu 25, spaudžiu Enter ir mums kažkas nesigavo. Aha. Aš manau, mums nesigavo dėl to, kad mesgi čia neturėjome nieko padaryti, tiesiog mes turėjom susikurti 3 kintamosius, kurie neturi jokių reikšmių. Ir galiausiai, kai mes susivedam tos kintamosius, turi būti eiliškumas. Tik tada, kai mes juos susivedame, turim kažką su jais daryti. Tai reiškia, būtent čia z bus lygus x plus y. Ir tik tais tada mes galime atvaizduoti mūsų z, ta prasme, kiek mūsų įvestų skaičių suma yra. Na, bandau dar kartą pasileisti ir pasižiūrėti, ar viskas tvarkoje. Išjungiame seną langą. Na ir bandome įsivesti vėlgi. Pirmą skaičių 15, antrą skaičių 25 ir mūsų atsakymas, kaip matote, yra 40. Labai svarbu, man atrodo, aš kitą kartą darydamas pamoką išjungsiu telefoną. Taigi labai svarbu yra eiliškumas. Atsiminkite, kad pirmiausia susikurti reikia mūsų kintamosius be jokių reikšmių. Tada paprašyti įvesti tas reikšmes ir galiausiai, kai mes būsime susivedę visas reikšmes, mums reikės su jomis kažką daryti. Tada mes nuspręsime, ką mums su jom daryti ir tik galiausiai jas atvaizduosime rezultatą. Taigi atsiprašau už padarytas klaidas. Na, tikiuosi supratot viską, ką aš norėjau pasakyti ir jeigu nesupratot, atsiprašau dar kartą, pabandykit tiesiog pažiūrėti dar kartą šitą pamoką ir po to dar kartą, kol atsibos spjausite į C++, nes man kartais norisi tai padaryti. Arba tiesiog perprasite šitą, ką aš norėjau parodyti ir tiesiog suprasite viską ir galiausiai galėsite tęsti mokymąsi ir žiūrėti sekančias pamokas. Na, o aš esu šiek tiek pavargęs ir keliausiu turbūt jau į lovą. Taigi, gero penktadienio, susitiksim sekančią savaitę. Visą.